Čia vartai į žygį yra. Čia vartai į žygį yra. Visai būna tiek pešių, tiek dviračių. Dune. Ten gilu? Labai mandras, pirmas nevažiuot, žinai. Eik, žiauriai gilu. Sakai, išsimti ir tada susitepti? Jo, išsimti ratukus, nes kitaip jos vis tiek reikia pasiekti tą varžtą. Čia Kratono ežeras stačerys. Pusę kelio ir eisim. Palauk. O, šitą šamaikį. O, koks lengvas. Dabar mano pastum pasižiūrėsim. Dabar tavo? Tu pastumki. Šitas kaip krystė. Palauk, gal atsuk, jeigu gal... Vieną. Ai, tu čia viską padarysi. Ok. Pas tave tu šonkės veria visą. Jo, pas man visai yra. Tai mes ir tikrųjų, čia gėrimai, žinai, 1000 kilogramų. Gerai, turiu. Nemoka išjungti. Sveiki atvykę į Pelėdos namą. O, vau. Tas nuostabyba. Sveiki atvykę po didžiųjų lenktynių. Nu, tai kokį žodelį dar. Pavargau jau. Ant šviežių emocijų. Per daug žvyro. Dar kokius porą sakinių. Džiaugiuosi, kad įveikiau šią nuostabią trasą. Ir nenoriu
galvot, kas lauks rytoj. Rytoj gal ir poilsis lauks, varysim į Anykščius. Ką Anykščiuose skanaus gamina? Sušius. Dėl. Cepelinus, nežinau. Jėlai, kaip tavo emocijos? Smagu buvo. Tai šiandien savo rekordą padarei atstumo ir turbūt dar per Bekerę čia rekordas yra. Jo. Koks rekordas? 108 vienu prisėdimu. Tai labai džiaugiuosi. Tai kaip, sunku buvo? Ne. Ne, antras kvėpavimas atsirado. Oho, to prasme, kas čia ten tie užtiltės ledai buvo, ar kas ten buvo? Bet čia šiam vakarui, ne rytoj. Dėl rytojus. Ai, čia bus, kur ryte atsibundi ir ten kaip mumija tam sarkofagė visus nejuda jau viskas jau. Galit boltą išviesti. Gerai, tvarkoj, einam į namelį. Kai niekaip negalėjau užsivirti vandens, nes žiebtuvėlis neveikia ir neturėjau ugnies, tai išpyliau ir palikau kuskusą ir bomskus. Wow. Kur čia visos šitos istorijos? Ne, nežinau, pasakyti, aš šiek tiek daug, bet pagrindė, nežinau, kad kažkokius žygius jau gerai, kur išeini su Gazpuo. Su draugais ar su random žmonės nepažįstamais, ar su žygėjų klubu. O šitos tai iš kelionių. Pavyzdžiui, per Madeirą Tenerifę nėjau vienas, per Estiją su draugu, per Latviją su drauge, per Lietuvą irgi su kita drauge. Nu, kokie įspūdžiai apie Trobelę dar? Labai geri. Tiek patogumo ir tokioj gražiai vietai. Verta atvykti. Jo. Povilai? Labai gera Trobelė. Viską turėjom, ko reikėjo. Ir daugiau. Yra pilna lovų. Galime miegot labai daug žmonių. Labai smagiai praleis laiką. Net dujinė yra. Ir karštas vanduo. Virdulyje. Šulinio galima pasipraust šaltą vandenį. Labai rural experience. Čikenų dar reikia, ne? Pasiarkite vištaitę, žinai. Nepamirškite. Jo, galėtų. Reklama. Labai gera vieta. Jis pasiseka pasilikti su šalmu. Kažką veikiam. Bent gaivi pramoga, tai tas gerai. Mantas nuserdė tiltą, kad nevažinėtų, ne? Atvažiuoja. Gal išjungti paspausą. Kaip vanduo? Oi, vanduo labai geras. Labai gaivu, tikrai gaivi pramoga, žinai. Labai verta. Tau irgi patiks.
šiandien sekmadienis, tai visi važiuoja Vilnių.